Kaip paleisti gėdą, kaltę, apskritai kaip dirbti su šitais jausmais, su kuriais daugelis mūsų susiduria. Turėsim tokią kaip diskusiją kartu su Liudu. Sveikas. Labas, Edita. Sveiki visi. Šiandieną pakalbėsim iš tikrųjų labai svarbia tema. Manau, kad tokia visiškas pagrindas iš tiesų tokio sąmoningo gyvenimo, kaip tvarkytis su gėda kalte. Nemanau, kad ją galima visiškai eliminuoti iš gyvenimo absoliučiai visam laikui, bet bent jau kaip galima su ją gerai sugyventi. Galim pakalbėti. Aš irgi nemanau, kad mes galim paimti ir taip tiesiog išdeletinti, čia kaip ir visos kitos emocijos ir mūsų patirimi jausmai, mes galim keisti savo požiūrį, kad nepykti, bet nereiškia, kad tas pyktis mumise nekils, mes galim kažkiek kontroliuoti, tai panašiai aš sakyčiau su gėda ir kalte. Sakykime, mano mokytojas meistras man teka šie, tai nekartą yra sakęs, kad būtent gėda ir kaltė yra tos emocijos, kurias sunkiausia yra pradirbti, sunkiausia būna paleisti. Kokios tavo įžvalgos yra iš tos pusės? Nu, šiaip yra labai daug visokiausių metodikų, būdų, kaip prieiti, tai iš tiesų man tai atrodo yra pakankamai paprasta, kaip tu labai gerai pasakei, kad neįmanoma to dalyko tiesiog ištrinti iš savo gyvenimo. Aš manau, kad jokių dalykų neįmanoma ištrinti iš savo gyvenimo. Tiek ten kažkokių ten baisiausių baimių, tiek ten kažkokių tai ten įspūdingiausių ten laimių. Žodžiu, nepavyks viso to atsikratyti, nes visa tai tiesiog turi savo vietą gyvenime ir tarnauja. Tai pavyzdžiui, tai duoda tau žinoti, kad tu darai kažką tai kitam nepatogaus ar skaudaus, arba savo, kad darai kažką tai nepatogaus ir skaudaus, ir iš to daug dalykų gimsta. Aš iš tikrųjų pasakoju neretai tokią istoriją apie savo gyvenimą, kuri labai gerai iliustruoja visą šitą dalyką. Kaltė mena tokį dalyką kaip atleidimą turbūt, ne? Arba kažkokį tai tokį, nežinau, perėjimą į ten kažkokį tai harmoningą būvį galų gale vėliau. Tai yra neatsiejama kaltės dalis, nes kažkada ta kaltė pervirsta į kažkokias tai dovanas. Tai kai man buvo 17 metų, mes kaip, sakykime, tokie jauni Napoleonai ėjom į diskoteką, prieš diskoteką sugalvojom biškį išgerti stipresnių gėrimų. Tuos gėrimus mes išgėrėm ir aš atsibundu ligoniniai. Žodžiu, aš atsibundu ligoniniai, tai yra visiškas mano idealus košmaras tėvams, žodžiu, sūnus sumuštas ligoniniai diskotekoje. Tai va. Ir dar yra atvirų lūžių sulaužyta koja ir jisai, žodžiu, turi būti operuojamas ir dar neaišku ar vaikščios. Žodžiu, ašarėlės ten rieda, ne tik man. Ir aš po viso to įvykio, galvoju, jau čia tikrai buvo blogiečiai, šitie jiems vos nereikia atkeršyti ir taip toliau. Ir bėga metai, ten pirmais metais gal tu tiesiog nemėgsti, bet nelabai supranti, kas ten buvo. Po to praėjo kažkiek tai laiko, pradėjo, kadangi buvo stiprios emocijos, pradėjo mane dominti tokie gilesni dalykai. Ten nusipirkau knygą, ten pasiskaityti apie nerimą, apie baimės, žinai, pasiskaičiau, pasimokiau, tada daėjau iki savo, sakykime, tokių jausmų vedamas, tokio, sakykime, tos traumos vedamas, kaltindamas tos žmonės, stengdamasis jiems atleisti, viena iš dalių buvo. Stengiasi, galvoja, kaip čia dabar su tuo susitaikyti. Pavyzdžiui, jeigu man kažkas pasakydavo, kaip čia tau taip nutiko, ir paklausėm, ko tu labiausiai nemėgsti ar kažką pagalvoji, tai pagalvodavau būtent apie tos žmonės. Tai, reikia kažkaip, tai išspręsti kažkaip, tai reikia tai atleisti. Tai žodžiu, metam einant, to jausmo vedamas, randu savo svajonių tokias užsiėmimus, tada svajonių veiklą, gyvenu iš to, džiaugiuosi tuo, padedu kitiem, padėjau šimtams ir tūkstančiams žmonių ir tiesiog yra nuostabu, aš to vaisius skinu daugiau negu 20 metų.
Tai tada ant galo ateina toks, tai už ką atleist, jeigu aš tokias dovanas gaunu už tai. Visme, ką aš turėčiau išgyvendinti ir kas čia buvo ne taip, žinai, kas liečia to kaltinimo, kalties ant jų, arba savo, kodėl aš tenai ėjau. Tai aš tai taip matau, kad tai yra labai reikalinga funkcija, kad žmogus pradėtų ieškoti, giliau žiūrėti, ten mylėti ir surinktų pilną paveikslą. Nes kai atsiranda pilnas paveikslas, pamatai viską ir tada pamatai tvarką tame ir sakai, wow, balansas. Nebėra su kuo kovoti. Tai, tai žinai, galvoju, kad kada yra ta kaltė kažkieno kitų ir tas atleidimo momentas, jisai gal net šiek tiek yra lengvesnis pradirbti, negu kada mes jaučiame savo kaltę, kad kažko nepadarėme. Dažniausiai aš pastebiu, kad žmonėms yra sunku paleisti tą kaltės jausmą, jaučia, kada yra kažkoks konfliktas su artimais žmonėm. Ir ypač jeigu iš po to konflikto tiesiog nebėra jokio bendravimo arba tas žmogus jau iškeliavęs į kitą pasaulį ir gaunasi, kad tarsi neatsiprašė ir tas kalties jausmas palikęs. Nes, pavyzdžiui, aš kada einu gilyn į save, tai būna pas mane, kad čia dar krūmrytrytė, kada gyveni savaitę arba 2 savaitės visiškoj tamsoj ir pradeda lysti visi, žinai, iš vidaus, ką buvai jau paslėpęs, atrodo, per meditacijas, per 10 metų praktikų pradirbi, o ten tada pradeda lysti vidiniai tie tokie baubai. Ir tikrai buvo, kad man paleidinėjau tą tokią emociją, kad mano santykis su močiute, kuri mane augino, aš į darželį nejau, mes buvom labai labai artimos, man buvo 12 metų, kada ji mirė. Ir žinai, tas 11-12 metų jau yra maištavimo periodas. Aš jau buvau pankė su savo žaliais plaukais, suplėšytom kelnėm ir taip toliau. Ir be abejo, tas bendravimas su močiutės gal nebuvo toks draugiškas, kaip aš norėčiau, kokį aš jausmą jaučiau viduje ir koks, žinai, toksai panaglavojimas, žinai, ten draugai ateina ir mandriau kažkaip tai su ta močiutė pakalbė ir panašiai. Dabar man tai atrodo nepagarbiai galbūt. Aš norėčiau, kad tie ypač paskutiniai metai būtų buvę kažkokie darnesni ir tas kaltės jausmas, supranti, kai praėjo keli dešimtmečiai, jisai tūno viduj ir jeigu mes sąmoningai jo neiškeliam, kad paleist, tai realiai mes labai gyvenam su tom nuoskaudom, nes aš irgi matau kitą kartą žmonės, kad ir nueina ten artimųjų aplankyti į kapus ir pradeda verkti. Tuoj pat. Kodėl? Nes jie nepaleido tų situacijų, to žmogaus, o kada tu esi taikoj su savimi ir su ta, kas jau praėjo, tai daug daugiau darnos tame. Ir aš manau, kad tai yra sudėtinga pradirbti, ypač tais atvejais, kai tu negali pakalbėti, nors tavo atveju tu irgi nepakalbėjai ir daugiau nesusitikai tų žmonių, kurie tave sumušė, bet čia toks iš kitos pusės. Jo, tai šitose vietose labai gera praktika yra surasti, kokia buvo nauda, tarkim, šiuo atveju tavo močiutei, kad tai buvo būtent taip. Aš beje irgi turiu panašų, sakykime, atveju, tai taip priminiai man. Tai tarkim, būna dalykų tikrai, kad kažką padarom, pavyzdžiui, ar gyvūnams, nežinau, ten vaikystėje, ar kažkada ten kažką esam užgavę, ar panašiai. Tai labai geras būdas yra pasižiūrėti, o kokia nauda yra tam žmogui, kad aš elgiausi, pavyzdžiui, būtent taip. Ir gerai pasiknisus, gerai pasižiūrėjus, intuityviai, gali rasti labai įdomių dalykų. Gali rasti dalykų, kad, pavyzdžiui, maža gal tas žmogus dėka tavęs nustojo gerti, žinai, gal tas žmogus dėka tavęs nuoširdžiau pradėjo kalbėti, gal tas žmogus dėka tavo, nežinau, atsitraukimo matė tavo jaunystės grožį, gerėjus ir sakė, kaip faina, kad mano anūkė yra tokia savotiška ir kad dabar turi tokią laisvę, arba galbūt dažnai tėvams, pridarytos skriaudos, tarytum tos skriaudos, tokios, jos
leidžia tėvam išreikšti besąlyginę meilę. Arba seneliai, močiutei, ne, leidžia išreikšti besąlyginę meilę. Reiškia, kad tu pas ją neateini, bet jai tai yra jau, sakykime, tokia kosminė abstrakcija, tam prasideda, žinai, tas nušvietimo amžius, žinai, prieš mirtį. Nu, kaip bebūtų tas yra, žinai, jie tenai panyra į tą. Yra labai juokingas lietuviškas filmas, labai rekomenduoju visiems pasižiūrėti, yra kažkur tai LRT archyvose, šimtamečiai žmonės kalba apie 100 metų ir daugiau žmonėms, jie kalba apie gyvenimą. Toks trumpas filmas, net nežinau, kaip vadinasi, bet ten būtų galima kažkaip tai išgooglinti. Tai sako močiutei, sako, kiek tu metų esi, o jai virš 100 yra. Sako, kiek tu metų esi, o jinai jau ten pasinėrusi į savo nirvaną, sako, aš esu čia nuo pradžios pasaulio. Nes jai realiai, žinai, jau tai dieviški, gal kažkokie abstraktus jausmai, žinai, aš čia, sako, esu jau amžinai, žinai. Tai gal tikiu, kad jie gali taip jaustis, turiu minėti, kad išsilaisvinama taip yra, pavyzdžiui, iš kalties, iš gėdos. Labai, žinai, dar labai yra įdomus dalykas, šiandieną dirbau, dabar ką tik baigiau su klientu prieš pusę valandos konsultaciją, bet dieną dar turėjau vieną, tai kaltinimas ir kaltėnų, tai sako, aš, sako, nekenčiu to žmogaus, nes jisai mane išdavė. Nu, jisai man melavo ir mane apgavo ir mane išdavė galų gale. Skyrybose, tiem niuansai labai dažnai. Ir gerai, tai, žodžio, tai kur tu tą darei? Ir, čia tą patį, grinai tą patį dariau. Tai aš, sako, iš vis buvau tiesiog dar su kažkokiu tai ten vyru mylėjausi. Tai lygiai tą patį dasidaręs. tą patį. Ir čia labai įdomu yra, kad mes tą patį esam darę. Jeigu mums gėda kaltė, tai mes realiai tą patį esam kažkur darę, tiesiog nematom to taip, kai pamatai, kad tu tą patį darai, wow, taigi aš čia visai toks pats. Ir tada nebėra kaip smerkti. Bet iš kitos pusės dar, jeigu pažvelgus, sakykime, tą pačią gėdą ir kaltę, tai labai daug yra niuansų, ką mums primeta visuomenė, tas mūsų krikščioniškas pasaulis, kad tu turi jaustis kaltas dėl to ar ano ir pakankamai daug. Mantra pas juos yra. Pas juos yra mantra. Esu kaltas, jo, praktiškai. Ir tas įkalta į galvą yra. Ir realiai, tu turi jaustis kaltas, prasme, ar ten kažkur tai santykiuose, sakykime, kad kažko tai nepadarė ir panašiai, tai žmogiška, bet, dažnai žmonės linkę vienas kitą kaltinti būna, kur, kaip ir tu ir teisingai pastebėjai, nepasižiūri į save ir nepagalvoja, kad mes visi nebūnam kažkokie tai auksiniai. Mes esam visi žmonės ir kartais suklystam ir jeigu kitas suklysta, mums nebūtina rodyti, tu suklydai, nors mokykla mus to moko, nes jeigu mes ten mūsų suklysdavom, mums įkaldavo dvejetą, ar ten iš viso pradinėse klasėse pastatydavo priešais klasę ir šimkutė su kelnėm, tu turėjai būti su suknelė, nustovi ir žliumbiu, nes mane pirštais bado, supranti, tai gėda, o paskui jau paleidau aš visas tas nesąmonės irgi sakau, kaip tik Šiaip paėmus, tai aš, pavyzdžiui, nuo pat vaikystės, aš net nesuprasdavau, kodėl aš tiesiog atrodė pastovi, jautiesi kaltas dėl kažko, net nežinai dėl ko. Ir gėda dėl kažko, net nežinai dėl ko. Ir ar ten kotletų per daug suvalgiai, broliui sesiai nepalikai, tik tai ar per mažai, irgi kaltas. Kaip? Arba per mažai, jeigu nevalgiai, tai tu esi kaltas irgi, nes kodėl tu nepavalgiai, tu turėjai suvalgyti, kodėl tu palikai nesuvalgytą maistą. Abiem atvejais blogai. Jo.
Bet aš, pavyzdžiui, irgi manau šitoje vietoj, kad kas jautė tuos jausmus labai stipriai ar stipriau negu gal normaliai, tai jie po to gauna kažkokią tokią gyvenimo dovaną. Turiu menyje, arba jie domisi giliau dalykais, arba gal jiems svarbesnė ten empatija, arba kažkokia svajonių profesija gauna. Bet man dar įdomu buvo paklausti tavęs, yra DAO praktikoje kaip ten 6 garsai berods, ne? 6 gydomųjų garsų meditacija. 6 gydomųjų garsų ir ten yra, kad tu dedi prie, vadinasi, visų šitų taškų prie organų, kurie kaupia tas skirtingas emocijas ir yra visas tas ciklas, ne, kur aš dabar, jeigu teisingai atsimenu, širdis yra ugnis, tada ugnis pagamina geležį, geležis pagamina, ugnis virsta pelenais į žemę. Pelenais į žemę, žemė į metalą, metalas į vandenį, vanduo į... Vanduo pamaitina medį. Taip. Ir medis yra malkos ugniai, viskas sukasi. Gerai, tai čia yra toksai, sakykime, senovinė išmintis ateinanti iš Kinijos DAO, ne? Tai papasako, kaip ten tos emocijos keliauja tada per tos organus, va, tenai tas dalykas įdomus. Tai kiekviena emocija realiai susijusi su skirtingų organų. Ir jeigu mes norim, pavyzdžiui, tokias bazinės dvi yra vidinė šypsenos meditacija, kada visas pagrindinis fokusas yra į širdį ir iš širdies tą pozityvę meilės energiją mes siunčiame ir į kitus organus. O 6 gydomųjų garsų meditacija yra būtent valymui ir paleidimui. Pradedama nuo plaučių, čia kaupiamas liūdesys, depresyvios mintis ir užmerktom akim į kairę dešinę skanuojam, žiūrim vidiniu žvilgsniu į savo plaučius ir triname liūdesį iš plaučių. Jūs ar transliacijos metu, ar po transliacijos, ką žiūrėsit, tikrai galite drąsiai tą pradėti daryti, ar prieš einant miegoti, kad ir tik tai iškarpėlės iš meditacijos vis tiek jums bus naudinga. Pažvelgti vidun su šypsena ir ypač jeigu kyla kažkokios emocijos, mintis apie tą patį liūdesį, depresyvios mintis, jas paleisti, dėti rankas geriausia ant kelių ir kad pėdos būtų ant žemės, jeigu geriausiai sėdėti ant kėdės, arba jeigu gulima versija, tai su lenktais keliais vis tiek pėdos, jų nukreipta tas sritis būtų pėdų į žemę, nes per pėdose esantį K1 tašką mes labai gerai įsižeminam, paleidžiam tas negatyves emocijas iš savo kūno. Ir kiekvienas organas turi tam tikrą garsą, plaučių garsas. Tai yra garsas, kuris būtent rezonuoja su tuo organu. Veiksmas irgi yra skirtingas, čia gal ne visai ištelpsiu ekraną, bet pakeliam rankas į viršų, štai šitai perverčiam, žiūrim į viršų. Dažnai mes aktyvinam dar ir meridianą, tai yra mūsų energetinius kanalus, kurie susiję būtent su tuo organu, su kuriuo mes dirbame. Tai po to inkstai. Iš inkstų jūs galite sąmoningai paleidinėti baimės, bent jau sutrumpinta ta kažkokia versija, tai gali būti, kad jūs tiesiog rankas ant inkstų laikote irgi vidiniu žvilgsniu žiūrite į kairę dešinę ir jūsų bent jau fokusas į tai, kad aš noriu paleisti. Būtų gerai dar ir tarti garsą. Ir rankas vėlgi ant kelių paleidinėti. Dažnai aš nenupasakosiu visos struktūros, bet bent jau tai, kas čia ir dabar jums gali būti naudinga, susivokti savo emocijose. Šita meditacija, jinai skirta, kaip sako Montekas Šie, pavyzdžiui, kad tu esi kaip pats savo psichologas. Aš taip pritarčiau, nes mes analizuojam, ką mes jaučiam ir būna, kad kartais, pavyzdžiui, kepenis, ar ne, pyktis, pavydas. Ir mums atrodo, nejaučiu aš jokio pykčio, viskas su manimi gerai, mes išmokyti nurytą savo pyktį ir neparodyti, nes čia, suaugę žmonės negali čia isterikuoti, ar ne, ypač moteris tuo išvadinamos isterikiam, tai nurytą pyktį, bet jis niekur nedingsta. Ir kada mes darom, pavyzdžiui, tą kepenų garsą arba žiūri į kairę dešinę į kepenis ir sąmoningai paleidinėjai tą karštį ir pradedi jaust, kad, šypsojausi, tryniau į
taučių, nieko, ramu buvo, iš inkstų ramu, o iš kepenų uždedi rankas ant kelių ir jauti karštis eina stiprus. Jauti, kad kitoks pojūtis iš vis kūne ir ateina palengvėjimas. O širdyje neapykanta, nemeilė ir gėda, kaltė, būtent jinai traktuojama, kad gyvena širdį. Tai pyktis, medis, jis pamaitina ugnį. Tai va čia irgi tą reikia suvokti, kad kai mes supykstam, visa ta energija paskui pavirsta ir į neapykantą, į kaltę, į gėdą ir pernelyg perkaitina, perdegina širdį. Ta prasme, kad mes gaunasi žmogus negali normaliai miegoti, jaučiasi išsibalansavęs, kažkoks perkaitęs, žinai. Ir ką mes galim daryti, bent jau, kad kairę ranką, pavyzdžiui, ištiesti ir braukti žemyn, kad ir dabar žiūrint tą mūsų video, ar ne, iš širdies garsas H. Jis toks be H raidės tariamas, toksai kaip atodusis. Būtent, kad paleisti karštį. Ir paskutinysis iš tų 5 organų ratukų einant yra blužnis, kasa ir skrandis, žemės elementas. Tai čia gyvena mūsų nerimas, nepasitikėjimas ir uždarumas. Visus tas emocijos, jos tarpusavį susijusios, kada mes šiukšles metam į vieną šiukšlių dėžę, tai tu pats ir nežinai, kiek ir ko ten išmetei. O čia šiuo atveju, kada mes išmetam šiukšles ir rūšiuojam, prie plastiko, prie komposto, stiklas atskirai, popierius atskirai, čia lygiai tas pats. Mes tada suvokiam, kur yra problema, kur yra daugiau karščio arba daugiau šalčio, kur yra tos emocijos, kurios mums reikia dar pradirbti, kurias mums reikia paleisti. Ir tada ateina toks palengvėjimas, nes vien tik tai per protą, neintegruojant mūsų fizinio kūno, nekontaktuojant su fiziniu kūnu, vien tik tai savo bandyti kalbėti, aš nekaltas, nežinau, ar čia taip paprastai ims ir pavyks, nes mūsų kūnas, ta psichosomatika taip veikia, kad fiziškai kūne atsiranda kažkur surakinimas, dėl fiziniai pratimai jie padeda paleisti. O kalbant apie psichosomatiką, tai kiek tu randi panašumo tarp dabartinės psichosomatikos, nežinau, ar tu ją studijuoji kažkiek, tai aš iš tikrųjų mėgstu tą labai temą, bet dar kol kas labai stipriai to nestudijuoju, bet aš tikrai susiduriu, pavyzdžiui, praeitą savaitę dirbau su moterim, kuri turi dermatitą. Jai buvo stiprus nežėjimas kūno per visą kūną ir mes pradirbę vieną situaciją labai pakeitėm tuos visus pojūčius. Ten pirmą dieną tai praktiškai, sakė, nebebuvo, žinai, to nežėjimo. Tai po to jisai biškai modifikavosi, bet, sako, visai kitaip dabar yra. Tai, tą psichosomatiką, tai mes, kaip čia, stipriai įtakojam. Pas mane yra tokie bičiuliai, jie yra psichosomatikai, tai įdomu, kiek apie tą širdį ir kaltę, gėdą kalba psichosomatika, gal tu kažką turi ką pakomentuoti? Aš daugiau specializuojuosi daoistiniai filosofijoje ir tai yra mano toks pagrindas, tai būna, kad kažką išgirstu, sakykime, iš kitų mokymų, bet vis tiek mano pagrindas yra šis ir taip negalėčiau konkrečiai kaip iš psichosomatikos mokslo pusės pakomentuoti, bet faktas tas, jog mūsų kūnas fizinis ir mūsų emocijos jos tarpusavėje susijusios. Reikia nepamiršti, kad širdis susijusi porinis organas su plonuoju žarnynu, todėl tos pačios emocijos, neapykanta, gėda, kaltė, jos gali išsireikšti ne tik tai tuo perkaitimu širdies, bet ir plonojo žarnyno problemomis, virškinimo sutrikimais. Tai gali būti dujų kaupimasis, kad ir tam plonajam žarnyne, tada jisai skausmingas, žmogus netoleruoja maisto, sako, aš valgau ir tą ir aną ir jau ten bandau prisitaikyti ir vis tiek nieko.
Todėl, kad esmė yra ne tik tai, ką tu valgai, bet tai, ką tu dar ir jauti, kokias emocijas. Ir gaunasi ta vat koreliacija tarp mūsų vidaus organų, tai vat kas su plonuoju žarnynu susiję, tai labai būna irgi susiję su būtent širdimi. Ir dar viena sritis, kuri itin gerai kaupia visas mūsų emocijas, tame tarpe ir ypač gėdą kaltę, tai mūsų dubuo, ypač moters dubens sritis. Oi, kiek ten visko daug prisikaupia. Ta prasme, kada moteris pradeda dirbti su savo dubeniu, aš turiu menį ne tik tai, kad ten Kegelio pratimus daryti, bet tokias subtilesnės praktikas, kaip savimasažas, kad paleisti iš makšties įtampas ir emocijas, ar ten praktika su nefrito kiaušiniu, ar su joni lazdele, būtent savimasažas, ar intimumas su partneriu. Labai dažnai būna, kad pasileidžia kažkas tai, ką jį laikė giliai savyje, užrakinusi, būtent dubens srityje. Aš neišskirčiau, kad dubuo vieną kažkurią emociją kaupia, iš esmės ten refleksologinės zonos pas moterį yra visų mūsų pagrindinių organų, apie kuriuos aš pakalbėjau, ir galima net ir tą intenciją irgi pradirbinėti jos tam tikrą eilės tvarką, arba galim bendrai turėti tą tokį nusiteikimą, kad aš tikrai atpalaiduoju savo dabar dubenį ir aš paleidžiu per meditaciją, paleidžiu tai, kas yra kūne užrakinta. Bet jeigu mes turim tik tai mintį ir fiziologiškai kūnas yra susirakinęs, pavyzdžiui, menstruacijos skausmingos, gausios, intimumo metu arba nejautra, arba kaip tik pernelyg didelė įtampa, tai labai daug sąsajų yra iš tų moteriškų ligų, kur būna ten endometriozės, cistos, miomos, labai daug yra kalbama iš tos ir šiuolaikinės psichosomatikos pusės, kad sako, gali labai įtakoti. Pavyzdžiui, mano viena iš dėstytojų, kai aš mokiausi alternatyvėje mediciną universitete, tai kineziterapijos mokslų daktarė Brigita Zachovajevienė, tai jinai būtent apie menstruacijų skausmus labai akcentavo, kad sako, labai dažnai tai būna psichosomatika, menstruaciniai skausmai. Ir tai nėra norma, nors visuomeniai tipo priimta, kad čia yra norma. Tai čia aš gal daugiau, kadangi specializuojuosi toj moteriškoj srityje, aš apie moterį ir kalbu, bet iš esmės vyriškas dubens dugnas, jis irgi kaupia emocijas, kaupia įtampas, tik tai ta išraiška yra šiek tiek kitokia, vyram tada intimumo metu save sunkiau yra kontroliuoti dėl tų pačių įtampų. Aš mačiau, nesenai Lietuvoje atsirado tokia praktika, vadinasi TRE. Dabar neatsimenu, kaip jinai būtent išsišifruoja, bet ta TRE praktika, jinai nuvargina specifinius raumenis, kurie įsitempia tik tai didžiulio šoko metu, pavyzdžiui, ten avarijų metu, ir tada žmogui pradeda drebėti kinkos. Pradeda drebėti, kojos drebėti, tai ten yra specialiai darai tokius pratimus, po kurių labai, labai tie raumenys išsivargina ir tiesiog pasileidžia tas drebėjimas ir išdreba. Žmogus tame klubo apačioj pasileidžia tas drebėjimas. Tai labai įdomus pojūtis, aš kažkada gal prieš 10 metų išmėginau, tai labai įdomu patirti, nes taip labai atpalaiduoja tiesiog nugaros apačią visą tą, nežinau, tokius vidinius raumenis, kurių niekada nenaudoji. Tai aš dirbu su tokiais ir panašiais dalykais daug metų, nuo 2000 gal kokių 8 metų gana aktyviai pradėjau matyti tokius dalykus, tai turiu pasakyti, kad čia šiaip jokia čia labai tolima fizika. Emocijos, tai tiesiog, jeigu tu esi emocijai, tu esi tam tikroj tarytum pozoje, ne, ir tavo kvėpavimas pasikeičia nuo emocijos, pasikeičia raumenų tonusas, žvilgsnis arba įsitempia ar atsileidžia, organai kažkaip tai įsitempia ar atsileidžia, jeigu kažkokia gynyba yra, tai tada tu, žinai, kažkaip tai ten susikūprini ar kažkaip atsileidė, tai
tai būtent per visas tas emocijas nusistovi netgi kūno laikysena. Pavyzdžiui, žmogus, kuris ten jaučiasi palūžęs, gal vaikšto susilenkęs visada, bet klausimas, ar jisai palūžęs jaučiasi dėl to, kad jisai pradėjo vaikščioti susilenkęs, žinai, dar kitas dalykas. Ir tiesiog taip nusistovi, taip tie organai įsitempia, taip jų nepamaitina, sakykime, tada kraujotaka, nes yra įtampos ir tada kraujotakai nepamaitinus tenai ateina uždegimai. Tiesiog tam, kad atverti biškitas vietas ir čia mes galim vadinti gyvenimo pamokom, ten lygos mane mokina ar dar kažkaip, bet tai tiesiog yra pasiekmes tų pačių emocijų. Tai be galo, be krašto svarbu yra prisižiūrėti emociškai ir mano manimu pats svarbiausias dalykas iš visų, kas liečia emocijų priežiūros, yra rasti savo mylimą veiklą. Nes jeigu nedarai tą, kad tikrai myli, esi atsijungęs nuo savo, sakykime, tokio pašaukimo ir misijos, visą laiką tada gali jausti graužatį, kaltę ir gėdą, kad to nedarai. Tai taip, tiesiog elementariai. Ir kitas dalykas, tai mechanizmas gėdos kalties realiai dalyvauja visuose emocinėse procesuose. Mano patirimu, nes jeigu, pavyzdžiui, ir yra labai pakilėtos emocijos, tarkim, tu esi labai laimingas, ne, ir labai ten, nežinau, arba laimingas ir užrietęs nosį šiek tiek, žinai, ir per aštriai pasakai ką nors, nes esi labai laimingas ir pasakai ką nors, nu tai per drąsiai, žinai, prie visų. Įsijungia kas? biški gėdas, žinai, kad vakar prisikalbėjai. Ne? Tai, prasme, tai yra kaip atsveriamasis mechanizmas, kuris po to tą, kaip sakant, atsveria tą, nežinau, ar ten kažkokią ar išdidumą, ar ten kažkokį tai pyktį, ar aroganciją, ar dar kažką. Tai visą laiką eina dvipusis. Ar lazda turi du galus, kaip pas mus liaudėje sako. Geras pastebėjimas. Kiekviena ta emocija, net ir laimės emocija. Tai va, tai yra be galo. Kaip sakai? Pabaigai mintį jau, ar dar ne? Jo, šiaip iš esmės pabaigiau. Tiesiog ką norėjau pasakyti, kad be galo svarbus dalykas yra. Žmonėm galbūt kai kuriem, kurie nelabai domisi, atrodo tolimas dalykas ir nėra taip svarbu, gal čia man yra svarbiau, nežinau, tiesiog gyventi ten, eiti, daryti, medžioti ten, nežinau, ten pinigus uždirbinėti ar, nežinau, vaikais rūpintis, bet tai yra be galo, be krašto svarbu, labai, labai. Aš manau, kad tu labai į temą pačiupinėjai tą dualumą visko, kas vyksta mūsų gyvenime, ta pozityvioji ir negatyvioji pusė, kaip ir tie mūsų vidaus organai, apie kuriuos aš paminėjau, ar ne, širdies pozityvi emocija, meilė, džiaugsmas, laimė, o negatyvi, kada yra disbalansas širdyje, tai mes daugiau jaučiam neapykantą, aroganciją, gėdą, kaltę, nekantrumą. Ir tai gali svyruoti dienos bėgyje, metų bėgyje, ta prasme, mes neišvengsime to, kad mes jaučiame abi emocijas, ir pozityves, ir negatyves. Ir labai dažnai žmonės, aš pastebiu, tarsi pasimauna ant to reikalo, kad, jeigu jau pradeda kažką daryti, domėtis, tokius video kaip šitą žiūrėti, ar medituoti, realias praktikas daryti, tai jie galvoja, kad, tai viskas, aš dabar neturiu teisės supykti, aš neturiu teisės jausti kažkokių negatyvių emocijų, aš dabar čia turiu būti kažkoks tai ten ant sparnų skrajojantis. Ir kartais tokie žmonės, iš tikrųjų viešoje erdvėje bando vaizduoti ir su kitais bendraujant, kokia čia pozityvė, ant jų netgi kažkas negatyviai ar kalba, ar kažkaip tai bendrauja ir jie vis tiek bando išlaikyti tą pozityvą. Tai aš nemanau, kad tai yra geras būdas, nes realiai žmogus save apgaudinėja ir paskui jau, kai įkrenta į tą duobę, giliai įmurksta į savo depresiją, supranti, nes gaunasi, kad vietoj to, kad visą laiką balansuoti, žmogus nuėjo į euforinę būklę, bet tai kitoj pusėje tai yra duobė.
tai tu ir judėk va taip va po truputėlį. Nu, supykai, nu, atsiprašai, ar tavęs atsiprašė, ar iš vis pamiršai tiesiog, paleidai, bet tai tu esi tada tam tokiam va flow, žinai, balansę savo, nes nu, visas gyvenimas yra mūsų balanso paieškos ir tai visiškai normalu. Bet jeigu nueini į tas tokius kraštutinumus, tai ar depresija ten visiškai yra, aišku, suprantam, kad kraštutinumas, bet daugelis nesuvokia, kad ten ta euforinė būsena, kad žinai, oi, aš čia dabar nušvitus, irgi kraštutinumas yra ir jisai niekur į gerus dalykus neveda. Wow, Edita, labai fainai. Labai retai, kas šitos dalykus iš tikrųjų paminė, bet tikrai yra svarbu. Aš asmeniškai esu buvęs nušvitime. Tai mažai nepasirodė. Tai abiejais etapais buvo stipru tikrai. Man labai patiko, aš kažkada žiūrėjau Mantakčyje, tai jisai sakė, kad sako, širdį yra, sako, ir ta neapykanta, ir meilė, ir sako, nieks nelaimi. Sako, Tas nieks yin yang principas, jie juda, yin ir yang, vyriškas, moteriškas pradas, vienas kitą veja, nei vienas nelaimi, bet nei vienas ir nepralaimi. Jo, kad ne vienas nelaimi, kad nėra, kad maždaug tik tai laimė, arba ten tik tai meilė, žinai, arba ten tik tai. Toksai. Klausyk, norėjau paprašyti, tiksliau pasakyti žmonėm, kad jeigu jums įdomu ir turėtumėt kokį nors klausimą, tai žinokit, kad ir pats kvailiausias klausimas tikrai yra daug geriau negu jokio klausimo, tai iš jo gimsta patys geriausi dalykai. Tai drąsiai klauskit, komentuokit, gal galim tiesiog kažką pakomentuoti, net nebūtinai paklaust. Jo, ar jums rezonuoja tai, ką mes dalinamės? Taip, tai... Žinai, aš gal dar papildysiu truputėlį tai, ką tu dar kalbėjai prieš tai, vat, apie tą patį tremorą, kada mes priverčiam savo kūną virpėti ir yra tam tikri tokie niuansai, kuriuos galima pastebėti net ir nedarant specialių praktikų. Pavyzdžiui, jeigu mes, moteris gal dažniau negu vyrai, nes vyrai beveik niekada, būna, kad apsiverkia žmogus. Tai verkimo metu, ypač ten stipresnio verkimo metu, tai realiai kūnas jisai eina į tą tokį virpėjimą, į tremorą ir paskui ateina toks labai palengvėjimas. Ir ta prasme, geriau leisti savo išsiverkti ir paleisti tas emocijas, kurios yra kūne, negu kad, aš čia dabar negaliu verkti, nes aš dabar turiu eiti pamedituoti čia kelias valandas, man turi pasileisti kitokiu būdu. O kūnas jis geriau žino, kaip turi pasileisti. Ir aš, kadangi pastaruosius metus nusprendžiau savo yin-yang balansą dar kitą linkmę šiek tiek patobulinti, aš daug metų užsiimu tavo yin jogą, tie tempimo pratimai, o dabar dirbu su svoriais sporto salėje. Ir, žinok, man patinka tas derinys, kad aš specialiai su svoriu pritupiu iki tiek, kad man pradeda kojos virpėti ir tas tremoras įsijungia. Ir aš jaučiu tame, žinai, tokį, kažkokį tai gerą jausmą. Tuo pačiu ir emocinį paleidimą, arba ten, kada štanga ten ant dubens keliu ir paskui jauti, kad, toksai energijos judėjimas kitoks yra kūne ir tiesiog per pertraukėlę, tai būna, kad ir ten kelios minutės, tai būna mano meditacijos laikas realiai. Aš sėdžiu, žinai, ten kažkur žiūri salėje į vieną tašką, tas emocijos srautas eina, jauti, kaip viskas lengvėja kūne. Tai tiesiog noriu pateikti tokį pavyzdį, kad nebūtinai eiti į kažkokius atsiskyrimo, sudėtingus procesus. Čia ir dabar, kasdienybėj, jeigu jūs atkreipsite dėmesį, jūs galite labai gražiai pradirbinėti savo emocijas ir paleidinėti jas. Wow, aš žinai, manau, kad nieko šiaip savo nebūna, tai šiandieną buvau susigraudinęs per vieną dainą, labai senai nesu to patyręs, labai senai, nežinau, keli mėnesiai turbūt, bet
Nu, tikrai buvo wow ir aš irgi vaikštau į sporto salę. Tai labai fainas dalykas, man irgi labai patinka. Aš pagalvojau, kad būtų visai įdomu pakalbėti apie temą gėda, kaltė ir seksas, arba ten tos visos DAO praktikos, ten ir mylėjimasis, nes aš pastebėjau netgi tokį, aš nežinau, pasakyk, ar aš teisus, kad netgi tau šiek tiek yra drovu apie tai kalbėti, ar ne? Visiems yra drovu kalbėti apie seksualumą, apie intimumą, nes kiekvienam mums yra instaliuota, kad tai yra gėda, kad intimumas yra skirtas tik tai gyvybės pratesimui, nu, ta prasme, taip iš krikščioniškosios pozicijos, ar nesam mokinami. Vaikai, jie normalu, kad save tyrinėja, būna, liečia, save malonina ir būtinai kažkuriuo etapu kažkam ten 3 metų, kažkam 6 metų būna, kad pagauna, kažkas pamato, sugėdina, kaip tu čia taip galėjai, nu ir viskas. Ir žiūrėk, dešimtmečiais negali to paleisti. Ir tai, ką aš stebiu, sakykime, tai kaip kas keičiasi manyje, vat, per tą dešimtmetį, per praktikas, per mokant kitas moteris, ypač vat, kaip dirbti su savo dubens sritim, kaip paleidinėti emocijas, tai tos transformacijos jos jau prieš 10 metų manyje stiprios įvyko, bet aš sakyčiau, kad tai nuolat tęsiasi ir man DAO yra nuolatinis kelias, nuolatinis pokyčių kelias ir tame tarpe visose srityse, įskaitant ir žmogaus seksualumą. Bet vat, ne tik tai kalbėti gėdą, bet gėdą žmogui save paliesti, gėda, kad ir ten su kitom moterim nueiti pirti nuogai, gėda. Gėda būt be liemenėlės, čia irgi mano tas projektas, kur 10 000 moterų susibūrus, jau 6 metai, sakau, Liepos mėnesį moteris, nu bent mėnesį jūs nedėvėkit liemenėlės. Kiek heito, kiek pasipriešinimo. Edita, mes vyrai tau labai dėkojam. Tai aš labai džiaugiuosi, kad palaikai. Bet pačios moteris, žinai, nu, labai dažnai jos nepriima, kol joms susivirškina. Prasme, va čia vakar aš buvau primatavime, man paltą siuva ir, žodžiu, aš taip biškį taip pavaikščiau tokiais dideliais žingsniais, ir man sako, o tai jūs čia ką su to paltu žadat dabar čia savo tom jogom užsiimt? Nu, nesakau, man turi būti visur laisvė. Aš vaikštau be aukštakulnių, be liemenėlės, man turi būti drabužiai visi patogus, man nenervuoja, jeigu aš negaliu normaliai žengti žingsnį ir tas sijonas mane varžo. Sakau, man turi būti. Jinai taip į mane žiūri. Nu, šiaip tai jinai manęs nepažįsta, ta siuvėja. Sako, o čia ne jūs kartais apie tas be liemenėlės kalbėjot per televizorių? Ir tada susirišo ir tada jinai man pradėjo, bet tai kaip, jeigu didelė krūtinė, taigi kaip neestetiška, kaip negražu. Bet, nu, žinai, ten yra savi reikalai su tom liemenėlėm, yra ir ta negatyvioji pusė, daug suveržimo ir gali įtakoti vėžinius susirgimus, bet net ir elementariai pagalvoti apie tą vat išsilaisvinimą, kad, nu, aš rengiuosi kaip noriu, kodėl turi atitikti kažkokį tai būtinai šabloną, kurio prieš 100 metų irgi nebuvo. Ten vėlgi kitos mados buvo. Tas pats vat, kūno priėmimas, gėda dėl to, kad krūtinė maža, gėda dėl to, kad krūtinė didelė, gėda dėl to, kad krūtinė vienokios formos ar kitokios formos. Jos nori visos būti kaip barbės su savo pušapais, nes nu, taip atrodo, kada jau susideda tas liemenėlės, o kai jau nėra, tai jau tada viskas, jau tada gėda siaubingai. Viskas, kas apie mūsų intimumą, nuo krūtinės iki dubens srities, visiems yra tai gėda, tabu ir aš kai matau, kai jos po trupiniuką pradeda iš savo to kiauto išsilukštenti, būna moteriai ten stovykloje atvažiuoja, sako man 50 arba man 60 ir sako, aš tik dabar pradedu lukštentis, priimti savo intimumą, suvokti, kad na, galiu ir save liesti, galiu šitą sritį treniruoti
galiu pasakyti partneriui, kaip man patinka ir panašiai, nes, nu, čia pas daugelį yra ta Na, tokia man ir mitai. didžiausias klausimas su tavim yra, nu, va, tiesiog įdomu sužinoti tavo, nu, šitoj temoje apie gėdą ir kaltę. Įdomu tiesiog sužinoti, kaip atvažiuoja žmonės, būtent apie tą seksualinę praktiką, kuri yra, nu, gydomoji meilė, ne, tenai yra, sakykime, labai daug atvirumo. Aš, nu, ten, kai kalba, nu, visiškai, sakykime, apie visą anatomiją ir ten visus pojūčius ir jutimus, kokie jie gali būti ir potencialiai ir kokių gal negali būti ir taip toliau. Pavyzdžiui, mano potyris yra toksai, kad žmonės labai jo yra susakytas, sakykime, toksai šablonas, kaip, kas, kur, kada turi būti. Na, ypatingai, tarkim, kad ir apie tas, nu, jo, ypatingai ir apie moteris, ir apie vyrus, tai pačioj santuokoj, kad, tipo, nieko to nėra. Tipo, visi šventi, žinai. Ale ten moteris ten vienos nakties nuotykių nėra turėjusi, arba jeigu, nu, žodžiu, kai pradedi žiūrėti tam, kad išspręsti tą gėdą, kaltę, kažkokias ten traumas, ten, ar dar didesnius, ten baisius, ten kažkokius tai vidinius dalykus, žmogus turi tą tokią atvirumą tiesą pasižiūrėti iš tokios grinai žmogiškos pusės, kur jisai, nu, kaip jisai iš tikrųjų pats, kaip jisai elgėsi. Ir tada pamatai, kad, nu, ten viskas yra, nu, aikiza, ten moteris mėgaujasi gražiais jaunais vyrais, ten, žinai, vyrai ten daro dalykus ir tiesiog gyvenimas vyksta, bet jisai vyksta po tokią tarytum užsklandą, tipo nieks nemato, nieks negirdi ir visi bando, ypatingai gal tai dvasiniai dar bendruomeniai, labai suvaidinti ten tą kažkokį tobulą variantą. Ir aš atsimenu, kai, nu, gal tiek to, neužeidinėsiu dabar į tą temą, nes kažkada buvom su tavim tą diskutavę, bet norėjau paklausti apie būtent va, tuos dalykus, tokius stereotipinius pasitaikančius, kai atvažiuoja dėl ten mylėjimosi, dėl noro tam pagerinti tą savo seksualinį gyvenimą, kaip jiems būtent tiems žmonėms sekasi su ta gėda, su ta kalte ir kaip tu padedi praeiti pro tos dalykus. Jie tada tik tai atvažiavę ir pradeda suprasti, ant kiek viskas yra susiję. Nes, sakykime, davo seksualinės praktikos, jos nėra taip, kad iš karto tu eini tik tai į intimumo srities sveikatinimą, bet toks, žinai, yra daugiau iš periferijos. Iš pradžių darbas su emocijom, mankštos ar ne, energijos išjudinimas ir tada gražiai perini prie dubens srities. Ir tada pradeda žmogus jausti ir suvokti savo kūną, tiesiog jį labiau suprasti, kad jeigu tu nori eiti į gilesnius malonumus, tai tu turi visų pirma paleisti kliūtis, kurios neleidžia tau eiti. O tos kliūtis, jos labai dažnai būna emocinės traumos, kurios yra dubenyje ir pas moteris dažniausiai išsireiškia arba pernelyg įtemptų dubenių arba labai atsipalaidavusių ir nejautra. Ir kai žmogus draugiškoje aplinkoje gali eiti į tą suvokimą ir patyrimą, tada jisai gali atsiverti pats savo. Nes vėlgi žmonės kaip įsivaizduoja ar nedavo tantrinės praktikas ar kažkokias kitokias, kad aha, tai čia gal visai čia nuogai grupė salėje ir kažkaip save liečia. Ne, aš visada visus užsiėmimus vedu labai subtiliai, žmogus yra pilnai apsirengęs tiesiog laisvesniais drabužiais ir gali pasiekti tas kūno dalis, kurios yra reikalingos pasiekti, kada mes norim fiziškai kai kurios dalykus pradirbti, bet daug yra darbo su mūsų mintimi, kad ta chi energija mūsų kūne jį galėtų judėti tą trajektoriją, kurią mes norime. Jeigu mes norime būtent eiti paleidimą, tai su kvėpavimo sulaikymu galima labai gražiai derinti. Ir tada per tą pajautimą dažnai žmogui ir ateina tos suvokimas.
Tai reiškia užlaikyti save tiek daug emocijų. Būna, žinai, kad pradeda daryti, kad ir ta paprastutė meditacija, 6 gydomieji garsai, atrodo, sako, čia atvažiavau dėl tokių ar anokių priežasčių ir už 15 minučių jau verkia. Jau pasileidinėja. Ir iš viršutinės dalies, ir toliau jau iš dubens galima paleisti atitinkamai, nes visas mūsų kūnas yra susijęs ir mes negalim pradirbinėti vien tik tais tos dubens srities, nes jeigu yra dar tų emocijų užstrigusių, kurios virsta ir energetiniais blokais kitose mūsų kūno vietose, tai ta energija jį tiesiog negali tolygiai judėti, kada energija mūsų meridianais, mūsų energetiniais kanalais, ypač mikrokosminio orbita, taip vadinama Renmai ir Tumai meridianais, kada juda vientisai, tai tada mes esame maksimaliai savo balanse ir atitinkamai seksualinė energija, ji tada bus tokia švelni, maloni, mes ją galim tada kelti, cirkuliuoti po visą kūną. Tada atsiranda tas suvokimas, kad tai nėra atskirai. Nėra taip, kad esu aš ir mano vagina. 2 atskiri, objektai. Kad, čia viskas yra komanda. Varsme, žmonėm kažkaip tai, toksai, aš suprantu, kad čia mūsų sakykime, visuomenės tam tikri niuansai, bet tas toks atskirtinumas gaunasi, kad arba iš vienos pusės vienas kraštutinumas, kur ten gyvena, nežinau, dešimtmečiai su vienu ir tuo pačiu partneriu ir 2 susitiko, kurie nieko nemokėjo ir kažką biški kažkokiuose filmuose biški nusižiūrėjo ir, gal darom kažkaip taip intuityviai, juk čia nėra ko mokytis, tas į čia ir viskas. O kitas alternatyva, kur, irgi į kitą ne visai pozityvėje pusę nueina, kada pernelyg paleistuvaujama, galima pasakyti, ir ieškoma kažkokių tai ekstremalių pojūčių sekse ir taip toliau, ir tas toksai labai suvulgarinta pusė. Tai supranti, o tiesa tai per viduriuką yra, kad turėtų būti balansas poroje, maksimaliai išlaikyti meilės jausmą, nekeičiant partnerių kaip kojinių, nes kitaip tu pats būsi emociniam disbalanse ir dar tos kaltės ir gėdos dar prisidaugins iš to. Tai tas į viduriuką eiti, į savo emocinį balansą, į fizinį balansą, į santykių balansą. Labai skaniai skamba. Klausia tavęs, kaip paleisti pyktį per DAO praktiką. Pyktis tai yra kepenų emocija, kepenys ir tulžies pūslė labiausiai su pykčiu yra susijusios, taip pat pečiuose įtampa yra būtent su pykčiu susijusi. Tai pečių masažas, pečių išjudinimas, mankštas, o kas liečia kepenis, aišku, ir kepenų detoksas yra gerai, margainio kokią pagerti, ir kepenų garsą galite tarti kaip gyvačiuką šnypšti, ne? Tai kepenų garsas jis padeda paleisti perkaitusią energiją būtent iš kepenų srities, iš dešiniojo šono, kas labiausiai susijęs su pykčiu. Gerai, o aš iš savo pusės pasakysiu, kad jeigu yra pyktis, tai tada reiškia, yra lūkesčiai, kurie yra neišsipildę, tai reikėtų pasižiūrėti, tarkim, jeigu aš noriu, kad mano ten žmona būtų labai tvarkinga, pavyzdžiui, tai tada reikėtų man sumažinti tą lūkestį arba, sąmoningai jį vertinti, arba gali, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kokia būtų žala, jeigu jinai būtų tvarkinga. Gal negalėtum kojinių mėtyti. Arba gal negalėtum tada patogiai jaustis. Galbūt būtų per daug tvarkos ir, nežinau, ten dar kažkas. Tai pasižiūrėti, kokia būtų iš tikrųjų tau žala, jeigu tas lūkestis įsigyvendintų. Tada labai greitai pyktis iš tikrųjų pranyksta. Sako, pas mane yra kažkas užspausta ir man neišeina verkti. Tai kas pas mane yra užspausta?
Sunku konstatuoti, nes diagnozuoti galite tik jūs patys, vat per tos pačius organus einant, realiai galit pradėti užčiuopti ir suprasti, kur yra užspausta, ta prasme emociškai. Ir kitas dalykas, verkimas, jisai vis tik susijęs su gerklės centru. Ir ką aš matau, pavyzdžiui, ypač gyvų užsiėmimų stovyklų metu atvažiuoja moteris ir, pavyzdžiui, jai net baisu prisistatyti susipažinimo rate, kažką pasakyti ir tokia, žinai, pašnibždom. O paskui, kai aš duodu tam tikras užduotis, kur, pavyzdžiui, reikia garsiai juoktis, kad paleisti emocijas. Ir jinai, taigi aš negaliu. Ir paskui kažkuriuo metu, žinai, jinai tai bando ir pralaužia tą juoką. Ir paskui sako, bet tai kaip, sako, kažkas pasileido, sako, aš juokiaus, paskui verkiau, paskui vėl juokiausi, nes kažkas tai pagaliau atsivėrė. Tai mūsų gimda ir gerklės centras yra labai glaudžiai susiję, galima netgi ten jų šitam per Google susirasti paveikslėlius, pasižiūrėti, kaip mūsų balso stygos atrodo iš viršaus, tam tikro panašumo būtų, lyg žiūrėtumėm į tokį stilizuotą piešinį mūsų vulvos, tai yra mūsų intimiosios srities, tai tam tikras yra panašumas. Ir gerklę, kad atverti, kad paleisti, jums gali labai efektyviai padėti juokas, galite žiūrėti komedijas, galite juoko jogą daryti, dainavimas, tai, kas jums patinka, dainuokit, prasirėkit, tam, kad, ne tik tai išsikalbant, bet būtent, kada mes, emocingai išreiškiam, ta gerklė, jinai gali labiau atsiverti. Ir su seksualinė energija tai irgi yra susiję, todėl būna tikrai nemažai atvejų, kada žmogus labiau tą tokį kūne visam ir seksualiniai srity išsilaisvinimą pajaučia ir orgazmai tampa stipresni, kada gali išreikšti save balsu. Nes, kas gyvena bute ir sienos nepakankamai izoliuotos, tai šitas dalykas labai apribotas gaunasi. Tai gal kažkokiose situacijose, kada jūs esat kitoje erdvėje, kažkokiam atostogų namelėje, leis savo gerai išreikšti taip, kaip jūs norite, ir jūs pamatysit, kiek visko pasileis, tiek iš dubens srities, jeigu tai yra kažkokios tai irgi užspaustos nuoskaudos, tiek iš balso, bet apskritai tas balso aktyvinimas, prasidainavimas, prasižliumbimas geras, jisai labai gerai išlaisvina. Jeigu nepavyksta išsiverkti gerai, tai išsijuokti tada reikia, nes tas savo ir būna, ta juoko vibracija, jinai paskui pereina į kažkokį tai tremorą kartu su verkimu, paskui vėl tada juokas, nes mes paleidžiam, tada energija pradeda vėl kūne judėti, ir tada jinai kutenanti yra, tada jinai faina yra, ir tai pradedam labiau žydėti. Oi, labai smagiai. Aš visada sakau, kas nemoka verktis, nemoka juoktis. Tai ką, Edita, klausyk, aš manau, kad jau čia priklojom tiek daug visokios informacijos, laikas pamiegoti su ją, tai ačiū labai, smagu su tavim pabendrauti šį kartą, ačiū visiems žiūrovams, tiesą pasakius, nematau, kas čia mus žiūrėjo, nes čia dabar kitas skydelis, dar kažkas dėkoja, ir tam žmogui, aš nematau, ar vyras ar moteris parašė, man rašo Facebook user, tai parašė, kad kas man yra užspausta, kad neišeina verkti. Tai aš sakyčiau, žinok, tu tikrai nesi vienas ir tikrai ne 3 milijonai yra tokių žmonių visatoje, tai tikrai daugam yra šitas dalykas ir aš manau, kad tiesiog atsimink momentus, kai verkiai, daugiau, keletą bent tų momentų ir nekalk savo taip stipriai galvą, kad tu tik tai neverki ir tik tai užspaudi. Aš manau, kad yra tie momentai ir jie tikrai būtinai ateis. Ir tu kada nors galėsi fainai paverkti.
iš įkvėpimo. Galų gale, aš manau, tam žmogui gali padėti tas toks suvokimas, kad, nu, atsiminti, o kaip buvo vaikystėje, gal labai kaliai galva, kad, nu, va, būk suaugus, ar ten tu berniukas, kaip tu gali verkti, neverk. Ir tada, žinai, užsideda žmogus tą kaukę ir dešimtmečiais vaikšto ir sako, nu, va, paskutinį kartą, sako, prieš N metų verkiau ir dabar pagaliau pasileidau. Tai nesvarbu kas, ar vyras, ar moteris, bet tas išsiverkimas, jis gali turėti gydantį efektą, o kad tą paleisti, tai paleisti tiesiog kontrolę. Nes kitaip, nu, anksčiau vaikystėje mūsų tėvai kontroliavo, paskui mes save bandom lygiai taip pat kontroliuoti. Edita, gal tu turi garsą savo meditacijos su garsu įrašą, kokį galėtume įdėti, nu, jeigu turi tokį arba tavo gal grupėje galima rasti, nes žmogus teiravosi, kur būtų galima rasti garsus. Aš esu padariusi aprašymą savo website gydomoji-tau-meilė.com, tai aš galėsiu įdėti į komentarą nuorodą, o kaip video pamoka yra galimybė įsigyti, ten simboliniai 5 eurai, profesionaliai nufilmuotas visas video yra, tai ten irgi toj pačioj nuorodoj bus linkas, o galit tiesiog ir pagal aprašymą darbuotis, tai būtinai įdėsiu. Gerai, ačiū. Iki pasimatymo, ne? Ačiū tau irgi už pokalbį. Aš manau, kad mes įkvepiam žmonės ir labai fainai. Ačiū visiems.